Vykdant švietimo mainų paramos fondo finansuojamo Leonardo da Vinci programos partnerystės projektą, kaip muziejai, galerijos, bibliotekos ir archyvai gali prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą, 2013 m. vasario 6-7 dienomis Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Saulės filiale organizuotas seminaras, kaip bibliotekos gali prisidėti prie socialiai neaktyvių žmonių mokymosi visą gyvenimą, kuriame dalyvavo Šiaulių miesto bei rajono savivaldybės viešųjų bibliotekų, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos bei Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių skyriaus darbuotojai. Seminare dalyvavo ir paskaitas bibliotekos darbuotojams apie tai, kaip jautriai ir suprantančiai padėti neįgaliesiems, bedarbiams, senjorams ir kitiems, kurie stumiami į gyvenimo užribį ir yra emociškai pažeisti, skaitė daug savo sričių specialistų. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos svarbi darbo kryptis – socialiai neaktyvių gyventojų aptarnavimas. Tikslas – įtraukti kuo daugiau socialiai neaktyvius žmonės, senjorus, bedarbius, įvairią negalią turinčius žmonės į organizuojamus renginius bibliotekoje, kurie suteikia galimybę jiems bendrauti su panašaus likimo asmenimis, kitais visuomenės nariais bei turiningai praleisti laiką kartu. Šios veiklos pasekoje vyksta socialinės atskirties žmonių grupių integravimasis į visuomenę bei skatinama mokymosi visą gyvenimą koncepcija.